kai esi mama, tai tokių dalykų negali pakelti labai lengvai. Na, bet turim šiandieną temą. Tai tiesiog pastorius paprašė, kad pasidalinčiau šią temą, tęsiant šitą ciklą, jeigu taip pavadinti galima, pamatinės tikėjimo tiesos. Tai kas yra pamatas, ką kiekvienas tikintis krikščionis iš esmės jau pradžioje turi suvokti ir turėti šitą omeny, kad tai yra vienas iš reikalingų dalykų tikėjime. Tai aš kalbėsiu šiandien, truputėlį padariau rašto vietas, čia nežinau, ar matys, bet gal kažką. Jeigu norėsit pažymėti, kur Biblijoje, kur šventam rašte kalba apie tai, apie ką aš dalinsiu šiandien, tai yra apie krikščionišką bendrystę, bendravimą, tikinčiųjų susirinkimą, tikinčiųjų bendravimą. Koks jis turėtų būti? Taip pat ir bažnyčia žodis čia labai tinka, nes tikinčiųjų bendravimas, susirinkimas ir yra bažnyčia. Mes turbūt visi žinom, kad tai nėra pastatas, jau to melo atsikratėm ir žinom, kad bažnyčia nėra pastatas. Bažnyčia tai yra, žodis sako eklezija, tai yra graikiškas žodis susirinkimas, tikinčiųjų susirinkimas. Tai minima Apaštalų darbų 11 skyriui. Tai tiesiog nuo to ir pradėsiu, kad bažnyčia tai yra eklezija, susirinkimas. O ko? Tikinčiųjų susirinkimas. Ir koksgi turi būti tas susirinkimas, tas bendravimas? Bendravimas tai labai svarbus žodis šiuo atveju, nes bendrauti tai yra veiksmažodis, visi žinom, kad tai yra veiksmas. Tai yra buvimas kartu, turėjimas kažko bendro. Jeigu tu bendrauji su ta žmonių grupė, su tai žmonėmis, vadinasi, tau ten yra kažkas bendro su jais. Ne šiaip, neprisijungsi prie tų, kurie visiškai ne į temą, ko tu tiki, nežinai, kad tai tikrai nebus tai. Taigi, mes susirenkam čia kaip šventieji, rašo žodis, tikintieji, tai tas pats, Jėzų Kristų ir bendraujam. Taigi viešpats turi troškimą, kad jo vaikai, tie, kurie įtiki, tie, kurie išpažįsta Jėzų Kristų savo Dievu, viešpačiu gelbėtoju, turėtų bendravimą. Ne tik kaip bendruomenė, bet kaip broliai ir sesės, kurie dalinasi Dievo gyvenimu juose ir tais principais, gyvenimo, to Dievo gyvenimo principais. Tai aš tiesiog šiandien norėčiau pabrėžti keletą faktų. Tikiuosi, mano mintis ryšys gerai, dėl to, kad dabar truputį sunku, bet tikiuosi viskas bus gerai. Tiesiog palaimink viešpatį mano liežuvį, šiandien tikrai jau daug kartų meldėmės, bet niekada nebus per daug. Taigi apie tai, kad tikinčiųjų bendravimas krikščionių yra ypatinga bendrystė. Žodis rašo, kad tai yra ypatinga bendrystė. Taigi graikiškas žodis Naujajame testamente bendravimas, tai reiškia partnerystę, abipusiškai naudinga ir reikalinga visiems esantiems tave bendravime. Tai šis santykis įtraukia visus bendrystėje ir yra naudingas visiems įsitraukusiems. Identiški santykiai su netikinčiais negali egzistuoti, tai tiesiog nepavyks. Aš paremsiu tuoj Dievo žodžiu tai. Dar tiesiog, kad šis santykių slėpinys yra privilegija. Krikščionys turėti bendravimą vienas su kitais per viešpatės malonę yra didelė privilegija. Ir kaip sakiau, netikinti su netikinčiu arba tikinti su netikinčiu niekada nepatirs to paties. Dėl to mums reikalinga būti šitame bendravime. Taigi santykis, apie kurį ir kalba Jėzus Evangelijoje pagal Joną 17 skyriui, 22-23 eilutėje. Jėzus Kristus sako, ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, čia sako tėvui, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę.
ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Jis kalba apie vienybę, kurią krikščionis patiria tik tai bendrystėje vienas su kitu. Tai nėra koks nors klubas, į kurį gali ateiti, išeiti, pavyzdžiui, sveikuolių. Pasitarėjai, pasikalbėjai, išėjai, gyveni savo gyvenimą. Nes paklausykim dar kartą, jisai sako, ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Tai yra labai gilūs dalykai. Mums būtina suvokti, kad mes esam kaip bažnyčia jame viena, ne atskiras asmuo šiuo atveju, tu esi viena su Kristumi, bet tu esi viena, jeigu esi būryje šitame bendravime, kur mes čia dabar ir esam šiandien teisingai. Taigi, taip kaip tėvas yra sūnuje, taip sūnus yra mumise, ne po vieną mumise, bet vienete. Yra žmonių, kurie sako, kad aš tikiu, žodžiu, neinu į bažnyčią, man tai nereikalinga, aš bendrauju su Dievu, meldžiuosi jam. Atleiskit, pasakysiu, tada tu nekrikščionis esi. Tada tu susikūrei savo tikėjimą ir susigalvojai savo taisyklės, bet tu nenori vykdyti Dievo valios, nes Dievo žodyje yra parašyta šita valia, kad jis nori, kad mes būtume viena. Čia, kaip sakant, čia yra Dievo taisyklės, ne žmogaus taisyklės, ne savo sugalvojimą čia dėstau. Taigi, Jėzus buvimas mumise šventuosiuose kaip vienete, dėl to šie santykiai yra labai išskirtini. Toliau skaitau rašto eilutę Efeziečiams, ten viskas yra, tikiuosi matot, kažkiek. Efeziečiams 2. Laiškas Efeziečiams, 19 eilutė. Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi. Tai yra mes, kurie patikėjom jo žodžiu, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertinių akmenių patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Taigi mes nesam čia svetimi. Žinot, kaip kitose bažnyčiose, nežinau, gal nekrikščionių. Yra tokių bažnyčių, kur žmonės ateina, išeina, vienas kito nepažįsta. Vėlgi atleiskit, bet tai ne pagal Dievo žodį. Viešpats nori, kad mes būtume nesvetimi ir drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Noriu tokį atsiminiau. Dievas įdeda, kaip pamokslauju. Kai mes norėjom su Justu susituokti, norėjom, kad lietuvių pastorius tuoktų, nes čia nelabai dar ką pažinojom ir panašiai, dėl to vieno pastorius paprašėm Lietuvoje. Ir mums, aišku, buvo šokas, mes gal nežinom dar tų tiesų pamatinių. Jis pasakė, atsiprašau, aš jūsų nepažįstu gerai, mane truputį pažinojo. To žmogaus aš nepažįstu, aš nežinau, kas jis toks, aš nežinau, kaip jis gyvena. Ir kas jis iš vis yra toks, dėl to aš prisiemu atsakomybę, laiminamas jūsų santuoką ir negaliu to padaryti. Pamenu, tada mums tai buvo skaudžiai, galvojam, kaip čia taip, čia, žinai, kunigui tai tas pats. Jisai ateis, žinai, pašventins, atsiskaitysit, kaip sakant. Bet ne tai kalba Dievo žodis, visiškai ne apie tai kalba Dievo žodis, dėl to mes turime žiūrėti kaip į pamatą, į žodį, o ne tai, ką žmonės kalba. Taip pat daug labai kalba, kad mes galime vienas kitam padėti augti dvasioje. Tai reiškia ne kūniškai tobulėti, bet dvasiškai tobulėti, augti kaip dvasiniai žmonės, būdami kartu. Ir šitas santykis, apie kurį jis šneka, turi būti krikščioniškos bendrystės pagrindas. Taigi krikščioniškas bendravimas egzistuoja tik Kristaus kūne, bažnyčioje. Romiečiams 12 skyrius kalba, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas. Kad mes esame vieni kitų nariai kartu, vienas kūnas Kristuje. Tiesiog pagrindžiu, labai svarbu grįsti savo žodžius šventuoju raštu.
Toliau apie šitą bendrystę skaitau iš laiško Hebrajams 10 skyriaus. Taigi raštas sako 22 eilutė. 24 eilutė. Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną. Taigi mes esam sujungti vieno tikėjimo, vieno tikslo ir vieno užduočių. Mūsų mintis ir širdis yra iš kitokio pasaulio, nes mes sekame Jėzumi Kristumi, kuris pasakė, kad jo karalystė ne iš šio pasaulio. Tokie sukrenčiantis dalykai, žinai, atrodo, tai kaip jūs ne iš šio pasaulio, juk šiame pasaulyje jūs gyvenat, va čia kartu stovim, būnam visi. Jėzus turi omeny, kad mūsų mąstymas, mūsų gyvenimas dvasioje jau nebėra iš šio pasaulio. Mes nebedarome to, ką darėme, nes atgimėme iš aukšto, pasirinkom kitą gyvenimą su Kristumi. Va tokį gyvenimą, apie kokį kalba šventas raštas. Ir stengiamės jį gyventi. Jokių būdų nesakau, mes čia visi tobuli susirinkę, žiūrėkit kokį mes. Ne, jokių būdų taip nėra. Paskaitysiu apie tai, kad jis kalba, jog mes ne iš šio pasaulio, Jėzus. Jono 18, Evangelija pagal Jono 18 skyrius 36 kalba, Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Turbūt daug kas patyrėt, kai įtikėjot, kai supratai, kad gyveni tu blogai, neteisingai gyveni. Ir štai čia pasirodė kažkoks brolis tikintis ir pasakė, žinai, gyvenimo taisyklės yra čia surašytos. Ir tu buvai minkšto širdies, todėl sakai, pažiūrim, gal tikrai čia surašytos. Tiesiog Dievas prilietė tavo širdį, atvėrė šitą tiesą, kad va, toks gyvenimas yra teisingas. Ir nuo tos akimirkos tave visi pradėjo laikyti keistuoliu. Turbūt visi tai patyrėm. Sakė, kas čia tam pasidarė? Visai jau. Kaip sako kiti, stogas, žinai, važiuoja ir panašiai. Vat, panašius dalykus, turbūt tokių komplimentų esam girdėję kabutėse. Bet žinai, tada visai nesvarbu, nes tu suvoki, kad tu ir būsi keistuolis, ateivis. Kristus ir sako, aš šiam pasauliu nebūsiu priimtinas. Nebus priimtini mano tiesos, mano gyvenimo standartai, dėl to, kad jie nori daryti, ką jie nori. O kas ateina, išgirsta ir jo širdis keičiasi, tas ir tampa, kaip sakom, ateivis, jisai kažkoks keistas, nes negeria, nerūko, pradėjo gyventi, nesusimetę, susitokė. Kažkokie senamadiški žmonės čia supranti. Bet Dievas keičia mąstymą ir mes tampam tais keistuoliais, tarkim taip, nes jis pakeičia mūsų mąstymą ir mes trokštam gyventi tiesoj, trokštam turėti kelią, kurį jis mums rodo. Dėl to paskui atrandam visi, kas įtiki šitą tikinčiųjų susirinkimą, nes mums reikia to, mums reikia pastiprinimo ir reikia, kad jisai pasiliktų mumise. Čia yra Dievo meilė, jis yra čia. Ir dar žinome tai, kad būdami tais keistuoliais mes laukiame laiko, kai būsime savo namuose, danguje, amžinybėj. Nes visigi žinom, kad šitas gyvenimas toks, jisai trumpas. Atrodo, prisimeni save, kai buvai paauglys, o čia jau žiūrėk, 15 metų praėjo. Galvoju, tikrai ne. Ir tuoj dar praeis 15 ir dar. Ir paskui supranti, kaip mano viena pacientė sako, aš nesuprantu, kad čia mano rankos tokios senos. Sako, žiūriu ir man tiek ilgai reikėjo suprasti, kad va čia jau aš taip greit pasenau. Atrodo, tikrai su to susitaikyti, nes taip greit viskas vyksta ir šitas gyvenimas toks trumpas. Kol esi jaunas, tik neatrodo, kai peržengi 30, jau tada pradeda. Man tai buvo.
Tai kažkaip atrodo, sakom, amžinybė jūs laukia, tai ten nėra metų, nieks neskaičiuoja, nieks valandų neskaičiuoja, amžinai, be pabaigos. Ir mes iš tiesų to laukiam visi, ne? Mes laukiam, mes norim, ne? Sakys, visai keistoliai, mirt nori. Bet visi juk mirsim teisingai. Aš pastebėjau pastaruoju metu, kaip žmonės bijo mirties, kaip labai skausmingai jie reaguoja, pavyzdžiui, artimo mirtį. Arba kad jau susirga kokia liga, sužino ir tai bijo mirties, tai yra kaip koksai sunkus užkritęs ant jų svoris, kurio negali atkelt, nes tai yra baisu, jie nežino, kas bus. Bet mums raštas viską sako. Mes su džiaugsmu einam, mums taip pat kaip žmonėms labai gaila, mums labai liūdna, mums labai skausminga, kai kas nors tokio atsitinka, mes juk esam žmonės. Bet mes tokią turim viltį, kad dabar tas žmogus gyvens amžinai su Kristum. Nesvarbu, kokio jis amžiaus. Nes ne visi juk miršta seni, kaip žmonės galvoja, dažniausiai jauni. Tai va, nukrypau truputį. Taigi tas krikščioniškas bendravimas, kurį mes turim susitikdami kartu, jisai mums leidžia susikoncentruoti į Kristų ir jo norus, jo uždavinius mums. Patarlių labai gerai eilutė yra 27 patarlė 17. Eilutė rašo, kaip geležis paaštrina geležį, taip žmogus paaštrina savo artimo nuovoką. Tiesiog mums reikia vienas kito, kad mes, sakom, ragintumėm, įspėtumėm, patartumėm, nes kaipgi netikintis žinos Kristaus gyvenimą. Jis nieko apie tai nežino, tai jam keista, nemaloni tiesa tokia suglumina. Jis nežino, jam sunku, mes galim jam paskelbti, jeigu jis ateina pas Kristų, tada mes pradedam gyventi su juo kartu bendrystėj ir galim kalbėti apie tas pačias tiesas. Bet kol ne, mums būtina būti kartu, nes sako, kad Kristaus kūnas, o mes jo nariai. Tai jeigu ranka sugalvoja, kad šiais metais bus viena, nebendraus su kūnu, tai ranka tada sudžiūs, tikrai ne, be kūno, ji juk negyva, o kūnas irgi toj vietoj jau, kaip sakant, neįgalus pasidaro, neįgalus žmogus, neįgalus kūnas. Aš tiesiog, nežinau, tikiuosi, kalbu suprantamai, man atrodo, viskas taip suprantama, o kaip kitas paklauso, gali visai būti, žinai. Bet ačiū Dievui, jis apreiškė šitą tiesą. Aš tiesiog noriu piliesti dar tokius dalykus apie šitą kūną, apie šitą bendravimą, kokie iššūkiai egzistuoja, taip trumpai. Kokie iššūkiai, nes mes visi atėjom kažkada į bažnyčią tokią susirinkimą tikinčiųjų, ne į kažkokią ceremoniją tradicinę, kur yra kažkokios taisyklės, bet tiesiog į tokį bendravimą, kuris Dievui patinka. Kai ateinant pašlovinam viešpatį, maldoj visi, paskui kalbamas yra žodis tiesos iš švento rašto. Mes kažkada visi atėjom, gal kiti pirmą kartą, į tokį bendravimą. Aš kaip atėjau į tokį bendravimą, man tai buvo šokas, bet aš jaučiu tokią meilę. Man buvo šokas, čia visi rėkia, kiti krenta, meldžiasi garsiai, rėkia, Dievui šaukia, galvoju, čia tai iš vis jau. Bet kažkas mane ten taip laikė, man taip ten buvo gera, aš nežinau kodėl. Nes aišku, buvau mačius labai tradicinės visada pamaldas, kurios buvo tokios šaltos, tokios be gyvybės. Bet mes prie to pripratę, lietuviai buvom, mums tai atrodė normalu. Bet kada tu pamatai tokį karštą tą susirinkimą, galvoji, čia turbūt Dievas. Aš tai galvoju, čia turbūt Dievas, tai kas čia daugiau tada? Man taip kažkaip, aš galvoju, tai jie taip myli vienas kitą. Tai čia tikrai taip turi būti, tikrai čia Dievas, kažkaip tokios mintis tada atsimenu, pirmas buvo, bet buvo daug ir pasipriešinimo, žinoma. Kūnas sakė, ką tu čia dabar darai, kur tu čia atėjai. Bet Dievas tikrai prilietė, jis palėtė. Ir paskui iš pradžių būna taip gera, žinai, tave visi ant rankų nešioja, tu kūdikis, kaip Vinciukas gimė, mes ant rankų jį tik nešėjom, visi maitina, tik glosto, vienas paima, kitas ant rankų paima, žinai, kai kūdikis, tik ateini į šitą šeimą naują, pasikrikšti į naują gyvenimą atsikeli, tavo nuodėmės nuplauksto ir prasideda tada kūno marinimas.
Nu ir visi nešioja, soskė vienas įdeda, kitas išmano, žinai, čia verklinė prasme. Bet taip gerai ir nori pasilikti tame labai, žinai. Bet ateina tokia akimirka, kai tu pamatai, kad tenais yra žmonės. Tam susirinkime yra žmonės. Netobuli, nerealūs kažkokie asmenys nusileidžia iš dangaus su sparnais, bet gyvi žmonės su savo kūnais, ambicijom, visojais ego, išdidumais, tokiom dideliam sienom, kurias dar reikia griauti, kiek yra visko primeluota, kiek yra įskaudintas žmogus, kiek jis yra įsiskaudinęs, supykęs ir visą tai reikia tirpdyti, kaip ugnis tada ateina viskas. Tai tokia gera mintį, sako, bažnyčios susirinkimai yra kaip ligoninė, pilni sužeistų ir ligotų žmonių, bet pačios bažnyčios ligos yra nuodėmė ir žaizdos, ką mes sukeliame savyje ir kitose dėl nuodėmės. Tai turbūt mes daugelis pastebėjom, kad viena nuodėmė sukelinti daugybę problemų šitame tikinčiųjų bendravime yra neatleidimas. Joks krikščionis, joks pastorius, joks diakonas, joks tarnautojas nėra tobulas. Ir kai visi šie netobuli žmonės susirenka kartu, prasideda nesutarimai, įsiskaudinimai, nesusipratimai ir tai yra neišvengiama. Jei mūsų lūkesčiai yra per daug užkelti kitų žmonių atžvilgių, tai jau tikrai labai arti yra nuoskauda, pasipiktinimas, nes, žinot, dažnai mes ir iš šeimos savo tikimės. Tikiesi, kad jis taip pasielgs ir kai jis taip nepasielgia, tau tiesiog rankos nusvirgloji, kaip taip galėjo. Ir iš karto tada ten susikūrė negeri dalykai, ten susikūrė sienos, nepasitikėsiu daugiau, kaip taip gali, nei vieno nėra gero, ten būna, net taip va. Ir tai yra neatleidimas. Jau čia neišvengiama, jeigu tavo lūkesčiai iki čia, o to žmogus gali tik tiek, viskas bus blogai. Taigi Biblija ragina šitoje vietoje, mūsų atsakas vienas kitam turėtų būti geranoriškas atleidimas ir pasiaukojimas. Paremsiu keletą eilučių. Efeziečiams 4. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Dabar atsimenu tokį pavyzdį. Yra tos santuokų kursų pastorius. Ir, žinot, visas jo pamokslas yra vienas apie tai. Angliškai skamba be nice. Jisai sako, just be nice. Tiesiog sako, čia susituoktinė, ar net, tarkim, mes kartais ir vienas kitam norim grubiai atsakyti ar ką. Ir man iš karto tas be nice. Būk malonus, būk geranoriškas. Be nice. Mes su savo bendradarbę kalbam visą laiką. Arba kai viena kažkas ten jau būna, viskas šitą eilutę prisimenam, visas nutyla tada. Ir visas yra labai nice tada. Tiesiog tu turi galvoti, tai savo turėti, kad tu turi būti malonus, gailestingas, atlaidus. Labai faina, jeigu ne tik tikinčiųjų susirinkime toks būsi. Bet dėl to tai svarbu yra čia, kad mes esam artimesni nei su kitais žmonėmis. Nes yra šeimoje artimi, mes esame artimi ir tada sunku toje šeimoje tokia trintis prasideda. Tai ir šitoj bažnyčios šeimoje tai būna. Ir trintis, ir tas toks, ir vėlinai ten toks prasideda. Tai visiems būna. Toliau dar viena Kolosiečiams 3:13. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kokia tai nuoskauda čia. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Ir aš sakau, žinai, dabar supykau ir dabar reikia atleisti. Ir aš taip savo sakau, dabar aš atleisiu, dabar atleisiu, dabar aš atleisiu, va dabar einu ir atleisiu. Va, tu turi taip daryti, nes jeigu tu dar leisi tam pykčiui ir įsiskaudimui augti, jis labai didelis, taip tu jo nepastumsi lengvai tada paskui. Kaip jau reiks tokį nustumti sunku, kuris ten kūrėsi, visi susidėjo į vieną nusiskaudinimai. Tai va taip ir vyrui šiandien sakiau, dabar sakyk, aš atleidžiu. Ir sakyk, ir eik su tuo, tokiu nusistatymu. Aš jau atleidau ir einu taip. Kažkas buvo pasakęs, kad reikia laiko ir Dievui reikia laiko atleisti.
Dieve, tikrai netikiu, kad Dievui reikia atleisti. Jis yra nuolankus ir lėtas pykti ir greitas atleisti. Dėl to ir mes turim tokį būti. Siekti to. Neiškart išeis gal. Toliau 1 Petro laiškas 4, 8, 11. Visų pirma, turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Būkite tarpusėje svetingi, be murmėjimo. Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės prievaizdai, sulig kiekvieno gautąją malonę. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotos jėgomis. Kad visose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir valdžia per amžių. Amen. Sako, kaip Dievui viską darykite, kaip Dievui darytum, kaip Anglijos karalieniai darytum, turbūt ant pirštukų greitai bėgtum, viską gražiai, ne? O tai kaip Dievui darytum? Ir aš galvoju, kadagi tas susirinkimas toks bus, kada jau mes tokį lygį pasieksim. Ir kažkaip naują numerį tą patį žurnalą krikščioniško gavau ir tenais apie pasišventimą buvo eilutė. Ir taip tikrai atrodo, to reikia. Kaip jau pasišvęsim atleisti, pasišvęsim tarnauti, pasišvęsim mylėti vieni kitiems, mes tada pamatysim vienas kitos skirtumus visai kitokioj šviesoj. Visai kitokioj šviesoj. Jeigu jis kitoks negu aš, daro kitaip negu aš, mes viską per meilės šitą tokį skydą matysim. Aš tik noriu pasakyti, kas tas pasišventimas yra. Toksai Jaron Galon pasakė labai puikiai apie pasišventimą. Sako, pasišventimas tai vieta, kur norėtume likti sąžiningi savo patiems ir mūsų pasirinkimams, kur esame pasiruošę nerti ir sumokėti bet kokią kainą. Tai reiškia, viskas taip, nusprendžiau, pasišvenčiu mylėti, pasišvenčiu tarnauti, pasišvenčiu atleisti. Nuostabus tada susirinkimas bus. Ir jis jau yra labai neblogas, nesupraskit manęs neteisingai. Bet iš tiesų, jeigu į skirtingą nuomonę reaguosim šališkai, eisim į apkalbas, pavyzdžiui, jei kas nors nepatiko pas kitą sesę, žinai, čia taip, čia jau ėjimas į apkalbas, pasidalinimas tik didės, dar daugiau žalos bus padaryta bažnyčios nariams ir mūsų žinutė pasauliui bus dar labiau kontroversiška. Kompromisinė tokia. Bet čia tikinčiųjų susirinkimas, sakys, nekas. Ir iš tikrųjų labai liūdna, kai bažnyčiose šitos skilimo priežastis gali tapti net nesutarimai dėl šlovinimo stiliaus. Bet tai būna, daug būna. Muzika nepatiko vienam, suskaldė bažnyčią, nuteikė vieną. Čia, brangieji, tikrai ne Dievas, čia šėtonas, čia išdidumas, čia savanaudiškumas ir jisai kyla iš vienos šaknies. Nes konfliktam gali būti milijonai visokių pasiteisinimų. Milijonai. Jokūbas ir apie tai kalba. Jokūbo 4, 1, 3. Sako, iš kur atsiranda tarp jūsų karai, iš kur tarp jūsų kivirčiai, nes ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. Geidžiate ir neturite, tuomet žudote, pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote, tik savo įnoriams patenkinti. Kūniškumai reiškia, prašom. Dievas pasiruošęs atsakyti teisingą maldą. Jeigu sakysi, padėk viešpatie man broliui atleisti, tikrai padės. Ir dar viena eilutė Filipiečiams 2, 3-5 sako, tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu nežinai tą akimirką, kaip man elgtis, čia brolis paima užlindo ir pats ten darosi savo ir prieš mane, čia taip mane,
žinai, nustūmė čia, kaip čia. Ir aš tada, kaip tai būna, žinai, arba vat vaikas ten ką nors padaro, nu, ir aš galvoju, ačiū Dievui, kai prisimenu, kad ne iš karto veikiu, bet pagalvoju, o kaip Kristus, o kaip jis, vat, tais tą vaiką paims, ane, ten, arba tą brolį, patrauks, eik iš čia, aš pirmas buvau. Taigi niekada gyvenime Jėzus, prisiminkim, koks jis. Jis su tokia meilė, jis sakys, broli, tai gal tau padėti, aš tau galiu padaryti tos arbatos, aš galiu tau dar ko nors atnešti. Tikrai toks buvo ir yra Kristus Jėzus. Ir tą vaiką jis pakel su tokia meilė, niekada nebaus. Niekada tuo metu ten nerėks, netampys, niekada Jėzus taip nesielgs. Ir atrodo, turim tokią pauzę, žinai, pauzę prieš savo veiksmą ir tokio nusistatymo nori būti kaip Kristus Jėzus. Čia toks yra tikrai nelengvas darbas, čia tikrai, čia tu turi visą laiką budėti, nu, prie veiksmų savo, prie savo žodžių budėti. Nes kai nesubudi, tai viskas. Man tai blogai tada, kai nesubudžiu. Ką sakau, aiškus, nėra tai lengva visą dieną, tu budi. Budėjimas vis tiek yra veiksmas, nesimato jo, bet vis tiek. Ir tu žiūri, kaip pasakyti, kad vat, būtų malonu žmogui, kad būtų nice. Ir vyrui svarbiausia. Nes daugiausia laiko praleidžiu juk šeimoje, tai savo šeimą. Sunkiausia būtų nice. Kitiems tai lengva, labai čia praėjo, sutikai vieną kartą mėnesį ir viskas nice, žinai. Bet vat, kai šalia jau, tai iššūkių būna. Ir taip pat susirinkime šitą mūsų, apie kurį dabar ir kalbu. Jeigu nuklydau. Tai aš tiesiog šiandieną noriu paklausti ir savęs, ir visų, kurie tikintys yra. Savęs turiu paklausti dažnai to, dėl to ir jūsų. Kad tiesiog kur yra tavo bendrystė, kur tu ateini ilsėtis, svajoti, planuoti, kurti, ieškoti atsakymų. Pasaulyje paskendusios į širdise ir šventųjų susirinkime. Kur linksta tavo širdis, kokie yra jos motyvai. Ar atėjęs į šventųjų susirinkimą nori greičiau baigti tuos bažnyčios reikalus ir skuosti gyventi savo gyvenimą. Ar esi ateivis čia kaip krikščionių, tarp krikščionių, ar esi ateivis pasaulyje. Ar esi pasišventęs? Ar visą galėtum kainą sumokėti šitas pasišventimas? Viską galėtum padaryti, kad tik būtum čia, pasiliktum, kur Kristus yra. Ar labai greit skubi tvarkyti pasaulio reikalų, ar pasilieki brolių ir sesų artume, kur gyva Viešpaties meilė? Aišku, šitos atsakymus mes tik patys žinom. Ir Viešpats žino juos pirmiausia, mums dar net nežinant. Nes jis yra visagalis tėvas, nuo jo nieko nenuslėpsi. Kokie mūsų motyvai? Ar mes vis dar ateinam, kad mums kas nors tasoskį įkištų ir mums patarnautų ir mums paglostytų? Ar mes vis labiau keičiamės ir jau norim tarnauti, jau norim pasiaukoti, jau norim tam susirinkime duoti, neimti? Atrodo, gali savo kartuoti, nu aš dar neturiu ką duoti, nu aš dar neturiu ką duoti, nu aš dar neturiu ką duoti. Tai tokių kartojančių tai labai daug. Bet ar tavo tikslas jau yra, kad vat, aš noriu duoti Dievę, padėk man kažką čia atnešti, kažką pastiprinti, kažką paguosti, kažkam savo laiką atiduoti, kad ir labai mažai, čia jau kartais būna, bet vat ateinu ir vat, aš noriu duoti. Ar jau aukojam save? Savo širdis ir savo laiką, kaip sakiau. Tai yra sunku, kartais tu atrodo, nu aš tik noriu atsisėsti ir tos arbatos išgerti, žinai, arba tenais nori tik atsisėsti kamputį ir tylėti jau. Bet tada tu ir liksi tas vaikas, tada visą laiką vaikas liksi ir kai vaikas daug metų lieka vaikas, jis jau tada pasidaro neįgalus vaikas. Jau tada jis neišnaudoja visko, kas jam augant atsiranda, turėtų atsirasti. Galim patys stabdyti, tai aišku. Nes jeigu vaikas neis ir nebandys žengti to žingsnio, vat Vinciukas jis nežengtų, sėdėtų kaip sakau, kaip pončika. Ir nepajudėtų tada, ir nepaeitų. Bet jam reikia tą žingsnį žengti. Ar galvojat lengvas tas žingsnis, kai raumenis dar dreba? Kaip ir mes atrodo, kartais sesė sėdi nusiminusi. Ir taip nėra ką pasakyti, ir taip tas liežuvis dreba.
Bet viešpats sako, kviečia, eik, sako, paguosk, apsikabink, aš taip daryčiau, Jėzus sako, aš taip daryčiau. Tai tiesiog aš šiandien apie tą susirinkimą norėjau pasidalinti, kuris iš tikrųjų viešpats sako, aš esu jumise, kad taptumėt tobulų vienetų šito kūnų, kur viskas yra, ir pirštai, ir akys, ir plaukai, ir jisai galva yra, kur viskas yra, netrūksta dalių kūno, nėra jos nesiatrofavo nei viena, žinai, jei naudos rankos, apmirs kojos. Taip pat, aš Dieve, tikiuosi, tikrai kalbu suprantamai. Viešpatie, nežinau, tiesiog duok mums supratimą šiandien, Dieve. Kokios tu bažnyčios, kokio susirinkimo tu tikiesi, kokio tu nori, viešpatie. Koks tau tiesiog pasitenkinimą teikia, viešpatie, žiūrinti savo vaikus. Duok mums suprast, kas yra bažnyčia, kad tai yra susirinkimas tikinčiųjų, viešpatie. Nesvarbu, ar mes cerkvėje, ar katedroje, ar Rūsy susirenkam, ar pas kažką namuose, viešpatie. Juk tai susirinkimas, žmonės yra bažnyčia, viešpatie. Ir tas bendravimas, kuriame tu esi, viešpatie, tai yra nuostabus meilės bendravimas, į kurį mes kiekvienas atėjom. Ir kaip brolis Kęstutis sakė, aš atėjau į tą susirinkimą ir aš tiesiog pajaučiau tam tokią meilę, kokios pasaulis neturi. Aš kalbu pasaulis, tai netikintis, kaip tai ir sako žodis, pasaulis tai yra netikintis, kurie gyvena kaip nori. Oi, kaip visada kūnas nori gyventi, kaip jis nori. Bet viešpats sako, aš duosiu tau jėgų, tu esi mano, tu turi mano protą, aš tau daviau savo gyvenimą. Tikrai viešpatė, atkreip mūsų akis atgal į tavo veidą, viešpatė. Kad mes suprastume, kas yra sesė šalia, kas yra broli šalia, kokie jie svarbus, kokie reikalingi mums. Dar buvau pasižymėjus paskutinį eilutę paskaityti tokį bendravimą. Aišku, čia šiais laikais turbūt supuls labai daug visokių, bet šiandien tai taip neišeina ten. Bet raštas sako tai visai kitaip. Nesako raštas, jeigu tau išeina, tai tada daryk taip. Apaštalų darbai 2. Čia man sunkiausia yra vieta, nes atrodo, tikrai taip neišeina, Dieve, bet vat raštas taip sako. Apaštalų darbai 2, 44-47 eilutės. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėjo. Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, tai vienur, tai kitur lauždavo duoną, vaišindavosi ir džiugia ir taurė širdimi šlovindami Dievą, turėjo malonę visų žmonių akise, o viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais. Tai čia taip įdomiai atrodo, kaip turėtų atrodyti visą tai. Bet taip, jie visi viską turėjo bendrą, laikėsi kartu, visi turėjo kam ko reikėjo po lygiai. Man tai, sakau, tokia bažnyčia tiesiog tobula, viskas tobula, taip noris, kad tai būtų, kad mes visi dažniau būtumėm arčiau vienas kito drauge. Aš esu, kai tikėjau, buvus tokioj studentų konferencijoj, ten vyko viskas labai didelio, ten kažkokiam maniežė, nežinau. Ir ten buvo daug labai jaunų žmonių, studentų. Ir aš tada buvau tik tikėjus, tik pažinus, kas tas yra ta Kristaus meilė. Ir vat, tam tikinčiųjų bendravime dar mažai labai buvau įsitraukusi tai. Ir tada pakliuvau ten, kur yra daug tikinčiųjų. Ir tenais mes visi kartu valgėm, ten 2000 turbūt studentų. Visi kartu mėgojom ant žemės mokykloje miegmaišiuose. Ir ten klasėje vienai buvo kokie 30 mūsų, žodžiu. Ir visi kažkaip atrodo turėjom viską bendrą. Ir aš tada pagalvojau savo mintyse, kad aš turbūt rojuje esu. Galvoju, Dieve, čia kai rojui kokiam, visi vienas kitą myli. Visi visą laiką vienas kitam malonus. O prie tualeto eilėj tik nesuprasi, kas pirmas eina, nes visi vienas kitą nuolatos užleidžia. Tai eisit, sakau, vienas kartą, ne kas nors. Nes visi tiesiog nori, kad tu pirmas, tau, aš noriu tau užleisti.
Ir aš susimaščiau, galvoju, Dieve, čia tikrai tu esi, čia tikrai yra meilė. Tai yra, aš patyriau tuo metu jokio savanaudiškumo ten, dėl to, kad pasaulyje, kuriam gyvenau, buvo daug savanaudiškumo. Ir visi norėjo būti, kad man pirmam, aš pirmas ir visus nustumdavo. Tiesiog taip yra pasaulyje. Visi nori savo geriausio. O ten buvo kitaip ir aš tada pamačiau, kad čia yra Dievas. Ir aš tikrai meldžiuosi, kad Viešpatie tu čia būtum tarp mūsų ir kad šitą meilę mes galėtumėm. Ir sako, ir visi matė, matot, sako, ir turėjo malonę visų žmonių akise jie. Nes visi turbūt sakė, šitie yra tokie, čia gera. Ir taip turėtų jaustis mūsų šeimoje. Visi tikintieji krikščionys. Viešpats mato, Viešpats kalba. Tai ačiū, kad klausėt šiandieną. Kaip visada turiu daug minčių visokių, bet gal užteks. Paliksiu jūs ramybėj su tais daug tų eilučių, kurias čia perskaičiau. Tiesiog, norėtųsi, kad mes darytume įtaką, šitą meilės įtaką pasauliu. Tai būkite visi labai palaiminti. Ačiū, kad klausėt.